Hello. I'm good. I have this one. So that does not work. Doesn't this one? Yeah, since that's a national passport. Okay. Okay. Perfect. I'll be right back. Thank you. Jau čia nepaėjo. 15 baksų už mašiną. Mašiną 15 baksų. Esam su Iloniuku Kopo parke. Su dronu praktiškai neįmanoma skristi. Toks vėjas čia. Dar viena graži diena. Salonėlę viską susirašėm, viską susikrovėm, susipakavom, varom į parką, net taip ir toli, gal 10 minučių. Šiandien bus labai stipri diena. Chebrytė irgi ruošiasi jaunimas su mocais, su bagažinėm, pučia orą, valo dulkės. Ir mes pabiškis valom dulkės ir varom. Vakar buvom
Tuose kopose. Smėlio, tai smėlio visur jau. Po kojom, akiniai, kelnės, visi rūbai, tai vakar dar įsiskelbėm, radom vietos įsiskelbti. Skalbyklę radom, tai įsiskelbėm rūbus. Tai va, judam, žiūrėsim, ką šiandien atneš mums. O, ne. Bus labai žiūri. Važiuojam į Zijon nacionalinį parką, bandysim daryti čekiną. Hello! You guys have a pass. There it is. Yeah. You have your matching ID. So this is your sign. Yes. This is the pass. Yes, everything I have. So you're the owner? Yep. What I need you to do is I need you to print your first Okay. and last name and sign that pass Okay. for me. So every time you come to the park now, you'll show that with a matching ID. That's how we know. Okay. Okay. Nu žodžiu, turim tą pasą ir mes jį įsigijom žmogaus. Ir žmogus pravarė savo kelionę ir jisai nepasirašė. Kada nepasirašo, tada gali važiuoti kitas. Nes taip nenustato tapatybės šitos kortelės. Biškis sukčiavimas, bet sutaupam pinigus. Tai dabar sutaupėm, dabar 3,5 mes sutaupėm. O šiaip įsigijom pasą už kiam, tai jau 3 parkus pravarėm, kur po 3,5 įvažiavimus. Tai va. Tu važiuosi visi kelią, be. Olė, Ilonėlė, klausyk, kaip tu gerai vairuoji. Tarp kalnų. Eina pasižiūrėti, kaip atrodo viskas. O ten viena skylė, pro tunelį, kai važiavom, buvo. Kaip gerai, Ilona, kaip gerai. Geras atrodo. Kaip gerai čia. Kažkokias gravitacijos įvykimas. Atvarėm su Ilonėlė į parką. Radom šiaip ne taip mašiną. Šalia mūsų yra Cybertruckas. Mašina gerai atrodo. Tokia didžiulė langas, tai wow, vitrina visa. Tai kokia dydžio valytuvas nuo čia iki čia. Pažiūrėk, Ilona, valytuvas koksai. Tavo dydžio. Padangos tai irgi tokios didelės. Gerai atrodo, žiauriai. Jam su Ilona yra
Atsiminiau, kad gali reikėti pinigų netyčia Visitor centro autobusui ar kažkam, ar lasdas reikės pirkti. Tai žodžiu, šiek tiek pasiėmiau iš mašinos. Varu atgal. Būna jau Visitor centre. Eismas belia koks, policija netgi yra atvažiavus. Vaiko žmonės, kurie į trailerių vietas atsistoja. Į namelį ant ratų vietas sustoja mašinos palikę. Tai policija išvarinėja juos. Nu va, Iloną pasigavau, varom toliau. Esam su Ilonėlė autobusų stoty. Vietiniai parako autobusų stoty. Esam truputį įsitempę abudu, nes nieks neaišku, bet Ilona viską žino. Jinai prisiskaičius. Varom dabar į autobusą, kuris veža 9 stoteles. Veža 9 stoteles ir bet kur galime išlipti, kur mums reikia. Tai mums 9 stotelė, pats galas. Ok? Nu va, Ilona jau užėmė mums vietą. Važiuosim 9 stoteles. Pilnas autobusas įvairių keliautojų. Autobusas pildosi. Įvairūs žmonės. Visi haikinimo entuziastai. Pajudėjo autobusas. Pilnas, vietų nėra. O dar tik pajudėjom iš vienas taško. Tai kelionė bus linksma. Atvarėme paskutinę stotelę savo. Biškį pradėjo lynuot. Niekas nelipa, visi galvoja, kad dar toliau važiuosim. Bet iš tikrųjų čia galas. Telefoną atsidariau ir navigacija beveik nekrovė, bet vis tiek pamačiau, kad čia mūsų jau tas stotelė. Flash loop. Eina sau, kaip kietai, lietus užėjo. Jaučiu, kad batas šlapios, nors dar nešlapinė ir vandeninė buvo. Va, kodėl visi eina ten? Kur? Gal ten koksai pasižiūrėjimo vietelė. Pradedame įėjimą. 12 valanda, žiūrėk, voveriukas. Čik. Pravarė. Žodžiu, einam ir galvojam, ar čia einam. Ir stebim visų žmonių batus, ar šlap ir ne. Šitas su sausais. Ar čia einam, ar ne čia einam, iš vis įdomu. Bet turėtum čia eiti. Manau, kad ne visi žmonės gal eina ten, kur mes. Tiesiog jie nedaeina, nes per sunku. Kiti pasiėmė tokius kaip pagalius, kad būtų lengviau eiti. Sakė pavojinga čia. Klausė informacijos, ką reikia turėti. Tai negalim jokių šlepkių, jokių basanoškių ir va kaip jie eina. O daugiau kaip ir nieko nėra būtina. Sakė geri batai ir ko jums reikia. Tai vanduo, maistas. O kas blogiausia, tai kalbėjo, kad 7 žmonės čia buvo mirę. Nes sakė, potvinį šiandien juokas būna užeina virš 2 metrų. Kaip tau? Nu ką, judam? Varom, Ilona. Jo, visi pradedant čia. Kelionė prasideda. Kiek žmonių mes? Einam vidury vandenį ir fotkę šausim. Ne, tai gal kitaip neišeis? Kitaip neišeis čia. Jo. Varyk čia. Jau man šlapia. Žmonės dar bijo lipti vandenį, galvoja, gal išeis kažkaip sausai čia pranerti. Tu stipri, tu kieta, tu plaukti moki čia. Tu stipri, tu kieta, marom. Mums dabar reikia, mūsų yra tikslas ne upe varyt, mūsų tikslas yra prabrist ir varyt, kur yra sausa. Tai brenda. Bandom prabrist iš vienos sausumos vietos į kitą sausumos vietą. Ilonėlė atsiminė, kad neužsidėjo maudymuką. Aš užsimau plaukimo šortus. Bet niekis, kaip nors. Ar tarp batų turiu vandens? Jo.
ten gerą sieną sutapkė Mara. Ten vos nepergriuvo. Buvo sunkus pirmas? Ne. Nebuvo sunkus? Ne, nu tik tai, žinai, toks. Toks tipo pirmas įspūdis, kad vandenyje, ne? Nu, su batais vienas dalykas, kitas, kad vandenį. Geras. Trečias, kad kitaip nepraeis. Bet žiauriai gerai, nes nešalta, tai ne? Mums reikėtų va čia po to stovėti, kai užės lietus. Čia jis gali bet kada. Telefonas nebėjo vandens. Mūsų nebijo vandens. Plius. Nu čia jau bus reikalų, gal reikia iš telefoną į viršų. Palauk, iki kur ten buvo, iki ten. Tai man reikėtų telefoną dėti viršų laikyti, viskas. Aš taip. Jo. Vandens vis daugėja. Marom, Milona. Jei man jau šakis. Įsivaizduok, kad esi Floridoj. Oi, ne. Kodėl jos vynioja maikės? Gerai, kar šalta. Marom. Gerai, jos. Aš jau pasistėręs, einu. Aš irgi. Pilva liečia. Oh my god. Ilona iki pusės jau šlapia. Ten kraklys subėga, matai? Arba renkamės pro vandenį ir greičiau, arba renkamės sausą ir lėtesnį. Nėra čia taip sausa. Oi, čia žiūrėk, slidu šiaip, ne? Akmenys slidus. Čia tai vandens normaliai iki kelių. O, jau žino, lietus. Aš nežinau, ar mes jau tipo slepiamės ar ne, nes ten galėtumėm varyti. Įlyst. Galim biškį pailsėt, galim užkasti. Nu ką, pasislėpiam tokioj oloj. Biškį pailsėsim ir varysim toliau. Žiauriai pradėjo lyt lietus. Visi žmonės bėga jau slėptis. O mes pačio laiko atėjom su Loniku. Labai smėlis, pūsta jokis, ne? Valgom sumuštinius. Vandenis. Ir varysim. O, gerai. Normaliai. Dar vienas valį prieš mirtį. Pilvais. Gerai veido taškas. Gal kažką. Man buvo gerai taškas veido. Matai, tokiais gūsiais užeina. Mes labai gerai vietą važiavome. Pasislėpti. Dalinai apkalbam. Nu ką, stebėm orus, kas čia bus. Ir bandysim eit toliau. Nu ką, bandom vėl toliau eit. Biškį apstoja, biškį užkandom. Biškį apstoja lietus lyt. Pilnas kojas vandens. Jau čia esam, jau beveik 4 kilometrus nuėjom. Gali būt. Kad beveik 4 kilometrus. Sunkiai, ne? 2 kilometrai.
Distancija 3,93. Kaip įdomiai. Varom, Griaustinis Griaudė. Visi pabėgo, bijoja potvynis užeis 2 valandom. Tikėkime, tai neužeis. Sakė, 1 valandą laukia, kol potvynis baigsis. Man atrodo, aš vienintelis einu į tą pusę. Einam, nebedaug liko. Varom ten, žebrų bulais lyja, tai čia bus ilgo ir nuo baudaus lietaus. Čia gali būti keletą didelių akmenų. O, užžina lietus. O, prasideda. Show must go on. Nu, kaip gražiai tu čia. Pagalbos ranka ištiesta. Pagalbos ranka ištiesta. Dabar turi čiupti ją ir einam. Viskas, tu išgelbėta, matai, iškart stabiliai stovi. Jo. Dabar turi mane praeiti, priekį paeiti. Nu, kietas Zaikas. Laikas. Aš šitą buvau irgi matęs internete ir sakau, va čia varysiu. Aha. Juoda. Tas momentas, kai jinai pamato, kad dar negalas eiti. Stebim. Žiūrėk. Žiūrėk ten. Dar negalas. Ulialia. Va čia tai išvykėlė. Labas. Man atrodo, čia ir yra pabaiga. Jo? Man, Nes čia va pažiūrėsim yra iki galo. tokia siena. Kol nebus pabaigos, nesiraš. Bus. 15 mylių gali. Bus.
1:30 einam. 6 km nueiti. Iššūkių buvo, tikrai. Bet jau čia gal pabaiga šitos mūsų kelionės. Šios dienos iššūkio. Baisiai gražu ir galo nėra. Kažin čia galas ar ne? Manau, kad dar ne galas. Vargai jau? Ką? Noriu palisėti biškį rait atgal? Kad mane išskraidintų. Išskraidintų? Tai reikia užsakyti Uber lėktuvą? Aš nebenoriu. Uberis sraigtasparnį? Nuėjom 3 kilus 400 metrų. Sukamės, varam atgal. O gal nori, aš ne? Be galo. Be galo toli eit. Be galo nėra galo. Tai mums užtenka. Spalvos labai gražios. Nu, man tai patinka bet kokiu atveju. Trailas buvo įdomesnis, trailas buvo... Ar geriausias? Nėra geriausias, bet iš tų, kurį norėjau pabandyti. O vertėjo? Vertėjo, kodėl ne?